Liepos 6-ąją, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Birštono vasaros estradoje vyko 24-asis tarptautinis turnyras Nemuno galiūnas 2023. Šiais metais turnyre dalyvavo 10 galiūnų iš Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos. Varžybų pradžioje prasidėjęs lietus nuotaikos nesugadino nei varžybų organizatoriui Vidui Blekaičiui, nei gerai nusiteikusiems turnyro dalyviams. Pasiplaukėję laivų Nemune, galiūnai kibo į darbus. Šiais metais įspūdingų sudėjimo vyrams teko varžyti šiose rungtyse: vilkiko traukime, rąsto kėlime, naščių nešime, Karaliaus Mindaugo kalavio laikyme ir padangų vertimo estafetėje. Kaip ir kiekvienais metais pasivaržyti ir išbandyti savo jėgas galėjo ir žiūrovai, kurie taip pat parodė neblogus rezultatus. Varžybos praėjo sklandžiai, niekas nepatyrė jokių traumų ir visi liko patenkinti. Pasižiūrėkime. Ir jau 24 kartą, 24 metus iš eilės vyksta Nemuno galiūnas. Suvažiuoja sportininkai iš Lietuvos ir ne tik, iš artimųjų ir tolimesnių šalių. Jūsų aplodismentai, kas pasitinka taip, sportininkus? Mairis Kapeika, Raivis Gintauts, Latvija, Mindaugas Jaras, Lietuva, Vytenis Pauža, Lietuva, Saulius Kikas, Lietuva, Augustinas Matejūnas. Paplokit garsiau, to jūs sušilsit ir tikrai išvaikysim tam bent judesiais tą lietų. Andrius Kristutis ir Rokas Černiauskas. Nuoširdžiausi, didžiausi jūsų aplodismentai mūsų sportininkam, kurie parodys ne tik tai puikų nuostabų šou, bet ir varžysis dėl pirmos vietos. Iš tiesų mes šiandieną turim labai gražią šventę, prasmingą šventę, Liepos 6-ąją. Tai yra valstybės Mindaugo karūnavimo diena ir šiandieną jinai ypatinga tuo, kad tai yra 770 metų, kada Mindaugas buvo karūnuotas karaliumi. Tai aš kviečiu visus būti vieningais, kviečiu būti patriotiškais, pilietiškais ir toliau stiprinkime mūsų šalį, mūsų valstybę ir mūsų Birštoną. Na, o aš labai noriu padėkoti Vidui, kuris jau 24 kartą organizuoja šitas varžybas. Vidai tau ištvermės, Vidai tau sveikatos ir ateityje, kad šitas gražus renginys puoštų Birštoną. Tai visus su švente. Šiandien pradžioj prieš pat varžybas mus išgąsdino toks gan nemažas lietus, bet dabar matau jau pagadinasi, švinta ir tikėsimės, kad varžybos praeis daug sausiau negu yra iki šiol, negu vyko 2 metus iš eilės, kur pralijo visas varžybas. Ir laukiame labai daug žiūrovų. Ačiū tiems, kurie čia susirinkę. Ačiū rėmėjams šių varžybų, savivaldybei, sporto centrui, visiems kitiems, kurios čia paminėjo ir dar paminės vedantysis. Na ir aišku dalyviams, kuo didžiausios sėkmės, jūs visi jau nugalėtojai, kad čia dalyvaujat, o patį tikriausią nugalėtoją paskelbsime varžybų gale ir svarbiausiai be traumų. Ačiū visiems. Metras po metro, labai ryžtingai, stipriai. Judam į priekį, mes plojam, dar ir plojam. Labai nedaug trūksta, labai jau nedaug lieka iki. Rungtis, kuriuose dalyvaus yra nuostabus puikus apdovanojimas. Taip kad aktyviai einam čionais ir laimim. Laikas duotas. Vladimiras išjudina iš vietos vilkikus ir jie juda į priekį. Labai ryžtingai. Žingsnelis po žingsnelio. Panašu pasai.
Kelintą kartą vyksta Galiūnų varžybos? Tarptautinis Galiūnų turnyras Nemuno Galiūnas nepertraukiamai vyksta 24 kartą. Nuo ko prasidėjo Birštono Galiūnų varžybos čia, Nemuno Galiūnas? Na, aš jau buvau profesionalus sportininkas, o mano treneris ir tiesiog birštoniečiai, Stasys Martinaitis, šiandienos vyrteisėjas, tiesiog visi mes susirinkome entuziastai ir nutarėm, kad Birštone reikia rengti gerą tarptautinį Galiūnų turnyrą. Pirmasis turnyras labai pavyko, dalyvavo stipriausia Lietuvos, Latvijos, Estijos Galiūnai, atvažiavo Lenkai, susirinko labai daug dalyvių, tiesiog per 20 dalyvių buvo, tai buvo rekordas. Paskui mes šį skaičių dirbtinai mažinome, kadangi varžybos užtrunka labai greitai ir pamatėme, kad pirmasis turnyras labai pavyko ir tiesiog darėme ir antrą, trečią, na ir 24 kartą ir manau, kad jau aš išėjau iš to tokio profesionalaus sporto, tačiau esu dabar kaip varžybų organizatorius ir manau, kad šitas turnyras vykęs ir vykdome toliau. Iš kur šiandien dalyvauja Galiūnai, iš kokių šalių atvykę? Šiandien dalyvauja iš 3 šalių, tai yra 6 lietuviai, 2 latviai ir 2 ukrainiečiai. Kaip parenkate rungtis, nes pernai metais buvo truputėlį kitokios rungtys, šiais metais vėl šiek tiek skiriasi? Stengiuosi, kad kiekvienais metais skirtųsi rungtys. Šiandien 3 rungtys yra naujos, kaip pernai buvo, tačiau jos yra jau anksčiau yra buvę Birštone, tačiau kiekvienais metais turi skirtis. Na ir yra 2 mūsų tradicinės rungtys. Tai yra vilkiko traukimas, kadangi šita estrada, šita vietovė mums leidžia tai daryti, nes ne visur tai įmanoma padaryti. Na ir pati pagrindinė rungtis tai yra karaliaus Mindaugo kalavijo laikymas, kadangi Liepos 6 mums žinoma karaliaus data, valstybingumo diena, tai todėl darome kiekvienais metais šią tradicinę rungtį. Kodėl pasirinkta šioms varžyboms karaliaus Mindaugo karūnavimo diena? Ką jums reiškia? Na, iš tikrųjų daug reiškia, kad tai yra vienintelis Lietuvoje karalius ir toksai simbolis, kad Galiūnų varžybos vyksta būtent šią dieną. Na ir mes tikrai puikus miestui renginys. Miestui nereikia daugiau daryti kažkokių tai ypatingų šventį. Čia susirenka daug žiūrovų, aišku, jeigu labai geras oras. Na, šiandien mūsų oras šiek tiek nelepina ir beje, gaila, kad dažnokai lyja per mūsų varžybas. Na, bet varžybos vyksta puikiai, nuotaikingai, dalyviai stiprus, žiūrovų daug. Viskas labai gražu. O ar pats dalyvaujate dar profesionaliuose varžybose? Na, pats jau nedalyvauju. Na, mano karjera truko tikrai labai ilgai, turbūt, kad kažkuris tai sportininkas, ypač tokios judrios, galingos sporto šakos kaip Galiūnai, profesionaliai dalyvautų 27 metus, tai čia turbūt nedaug pasaulyje tokių atvejų, nekalbant tai apie Lietuvą. Tai nusprendžiau, kad jau užtenka, tegul jaunimas pabėgioja su tais svoriais, kaip aš bėgiojau. Na, o kaip manote, ar yra dabar jaunoje kartoje, ar auga tokie žmonės, kurie galės atstovauti tinkamai Lietuvą visame pasaulyje? Aš manau, kad auga, ypač šiemet išryškėjo tokie keli lyderiai,
o keli lyderiai tai labai gerai, tai ne vienas, ne du, o jų yra dabar kokie 5-6, kur lygiaverčiai varžovai, kur kovoja tarpusavį, kur eina taškas į tašką, tik tai taip gimsta talentai, kadangi kuo didesnė konkurencija, tuo didesnis reiškia lygis varžybų. Tai turim pirmos. Ukraina, jūsų pusės ir palaikymą. Didelis pausas. Na, o pats jūs turintis didžiulę tokią patirtį, ar perduoda tą patirtį kažkam tai kitam? Ar turite savo mokinių ir pasiekėjų? Be abejo, turiu mokinių ir mes kol kas dalyvaujame su jaunimu, su moksleiviais jėgos trikovės varžybose. Beje, šiemet ketime dalyvausiu, turiu vieną labai stiprią mergaitę, kuri galvoju, kad jau rudenį dalyvaus Lietuvos galiūnių moterų čempionate, jai tik 15 metų, bet Birštone per miesto šventę parodė, kad ji ten ne tik tai yra Birštone stipriausia tarp mergaičių, tarp moterių, bet ir viena stipriausia tarp vyrų. Tai va, pažiūrėsim, kaip ji nukaus kitas mergaitės Lietuvos galiūnių čempionate, o jai tik 15 metų. Na, ar sulauks birštoniečiai ir miesto svečiai kitais metais tokio šventės galiūnų varžybų? Aš manau, kad taip, kiekvienais metais mes jau pasibaigus šioms varžybom mes jau galvojam apie kitus metus. Padanga bus pastatyta. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Galvojate apie šį renginį šiame mieste? Labai smagu, kad tai tapo tradicija. Kiekvienais metais jau 24 kartą. Praėjo jau 6 sekundės! Ir mes džiaugiamės ir remiam šitas varžybas. Praėjo 15 ir aš manau, tai bus testinumą. Jisai užtikrina tą testinumą varžybų. Ir kitais metais mažasis jubiliejus 25 metai, tai lauksim kitų metų. Kaip pats Birštonas palaiko galiūnus, sportininkus, tie, kurie pasiekė gerų rezultatų ir kurie treniruojasi dabar vietiniai galiūnai? Kaip žinot, yra daugiafunkcinis sporto centras ir ten yra kuo puikiausios galimybės dabar šitos ir tiems sportininkams save išreikšti, save treniruoti ir pasiekti tam tikrus rezultatus. Tai savivaldybė, jeigu įrengia tokias sales ir suteikia, aišku, galimybės žmonėms tobulėti. Na, o pati savivaldybė, ar prisideda prie sportininkų ūkdymo ne tik tai galiūnų, bet ir prie kitos sporto ir kiek prisidedate prie to? Žinot, aš šiandieną gal tų sumų ir neįvardinsiu, bet vien jau daugiafunkcijos sporto centro pastatymas 5 milijonai, tai yra, manau, didelė investicija į žmonių sveikatą, į sportininkų ruošimą ir viso sportinio sąjūdžio ugdymą Birštone. 10 sekundžių. Na, o jūs pats ar sportuojate? Žinau, kad didelių rezultatų eilinis žmogus nepasiekia, bet ar jūs pritarėt sportui ir kad sveikai gyvensenų būdai? Jaunystės tikrai buvau sportininkas, pats buvau akademinio irklavimo, užsiminėjau akademinio irklavimo. Čia lankiau Birštono treniruotės, tai man sportas prie dūšios, o patsai 25 metus buvau kultūros mokytojų Užugos, tai taip, kad neatsiejama sporto dalis yra nuo mano gyvenimo.
ir pačios svarbiausios 3 vietos. Kasgi yra nugalėtojai? Patys stipriausi Nemuno Galiūnai 2023. Trečioji vieta. 40 taškų. Vytenis Pauža! Trečioji vieta. Ko aš negirdžiu aplodismentų jūsų? Kas yra? Negirdžiu plojimų. O, dabar geriau. Antroji vieta. 41,5 taško. Saulius Kikas! Žinot, po tokių galiūnų, kaip ant pakilos lipa, kiekvienais metais reikia daryti iš naujoje. Nugi ir pirmos vietos. Galiūnas, Nemunas 2023 metai nugalėtojas yra Ivan Derkač, Ukraina! Ir is champions. Mes tikrai būsim nugalėtojai ir mes nugalėsim. Pirma vieta, Ivan Derkač, 43 taškai. Jūsų pasveikinimai, jūsų aplodismentai! O dabar paplosime. Jūs pirmą kartą dalyvaujate šitose varžybose, ar ne pirmą kartą? Так, я приїхав першого разу в Литву по запрошенню Віта Сабликайтіса. Дуже йому дякую, незважаючи на цю ситуацію, яка зараз у нас в країні. Я дякую федерації, яка зробила мені можливість виїхати в цю прекрасну країну, яка мені дуже сподобалася. Nuo kiek metų treniruojatės ir kada pajutėte, kad jūs esate galiūnas? Тренуюся я у спортзал перший раз прийшов десь 10 років тому, тобто була спочатку качалка, потім були змагання по стронгмену, я побачив об'яву в інтернеті і захотілося спробуватися на цьому виді спорту, який мені дуже сподобався. І у стронгмені я близько десь 8-7 років. Ar jūs prieš tai dalyvavote kokiuose labai svarbiuose tarptautinėse varžybose ir kokią vietą užimėte? Так, я їздив на турніри за кордон, це було ще до початку пандемії ковіда. Потім після того, як почався пандемія, границі всі були закриті і довгий час ми не їздили. Я бував у Польщі, бував у Словаччині, бував у Чехії, бував у Угорщині, ставав і переможцем, і учасником, і, в общем, виступав добре. Не скажу, що я прям професіонал, такому, знаєте, на любительському рівні, що саме моє таке велике досягнення – це Кубок Слов'ян, який проводив у Словаччині в місті Тренчин серед аматорів. Kuris vyko Trenčino mieste Slovakijoje. Kaip jūs Lietuvoje priėmėte, kaip jums patiko varžybos? Дуже теплий прийом, дуже дякую організаторам. Прийняли нас чудесно, поселили в готель, накормили, зробили екскурсію по місту, які чудово підтримують Україну. Нам дуже сподобалось, який так компактний, такий курортний городок, люблю такі города, чудова публіка, підтримує нас як спортсменів. Я дуже вдячний цьому місту, я дуже вдячний організаторам. І я познайомився з Вітасом Блекачісом, якого я спостерігав ще в дитинстві в телевізорі. По телевізорі спостерігав, коли вони виступали на командному чемпіонаті світу серед стронгменів, боролися з українцями, боролися з поляками. Я був ще маленьким хлопчиком, я за ним спостерігав. У мене, можна сказати, була мрія його зустріти вживу і познайомитись з ним. І успіху вам! Дякую, гарно!